graži lietuviška žiema ir -17 lauke. Kągi, ženkim į lauką ir žengiu basas. Taip, basas. Prieš 5 metus, net pačiam sunku patikėti, prieš 5 metus, pirmą naktį sausio buvo lyg ir -11, o viduj, nežinau, gal buvo +1, +2. Kas norit, pasižiūrėkit pirmasias serijas, tai ir ten tie visi įspūdžiai. Bet kuom aš noriu pasidžiaugti, ką ir pirmosios serijose minėjau apie virsmą, pokytį, vietos, žmogaus. Ir paukšteliams reikia truputį maistelio tokią dieną. Oi. Ten irgi pirmosios serijose rodžiau kaip šitą lesyklėlę iš kubos. Taip, įpilkim. Kad niekas nebadautų. Taip, virsmas didžiulis yra įvykęs ir vaikštu aš čia basas ne dėl to, kad aš čia kaime patapau kažkokiu tai sveikuoliu, ir čia labai daug nemandravosiu, grįšiu atgal. Bet tiesiog noriu pradėti šiuos 26 naują sezoną. Jau čia gausis 6 sezonas, bet praėjo 5 metai. Kojelės jaučiasi. Taip, noriu pradėti sezoną taip, tuo visų jausmu, pokyčio, jau tikrai jaučiasi, kaip jau ir įsigyvenau aš į šitą vietą, į šitą vilą, namą, buvusią mokyklą ir apskritai visą savo kiemą, aplinką ir čia šitą regioną mažosios Lietuvos, ir jau kažkas net vadina truputį vietiniu. Galbūt. Aš sakau, kad, kaip tenai sakoma, kad kas 7 metus pas žmogų pasikeičia visos ląstelės, tai turbūt, kad po 7 metų galėsiu sakyti, kad mano miesčionio ląstelės visiškai pasikeitė ir aš jau čia esu su visom savo ląstelėmis pilnai. Vienok, metai prasideda pakankamai lėtai, nekimbu jokius čia darbus, po praeitų metų maratono reikėjo ir poilsio, ir poreikis buvo tam poilsiui, bet buvo dienų, kad tiesiog guliu ir miegu, ir skaitau, ar filmus žiūriu, ar vyksta procesas čia, galvoje, bet ir tuo pačiu darau namų darbus paruošiamuosius sekantiems darbams ir be abejo jų bus, vėl judesys bus, kaip ir ankstesniais metais maratonas kitoks, toliau tęsis ir be abejo pamatysit, jei seksit mano čia tolesnį vietos ir žmogaus virsmą ir tikiuosi, kažkaip jūs prablaškyti savo gyvenimo būdu, savo vykdomom veiklom ir gal kažką įkvėpti. Irgi imtis, daryti, siekti savo vizijos įgyvendinimo, savo gyvenimo irgi galbūt pokyčio, ar jau turimos vietos irgi kažkokių tai tvarių idėjų panaudojimų. Tad judėsim, bet dar duokit keletą dienų, aš ramiai pasiruošiu ir manau, kad kažkokie pirmieji metų darbai bus, bet dabar dar reikia apie juos pagalvoti. Ačiū, kad būnat kartu ir ačiū, kad einate su manim dar vienais metais toliau į priekį, siekdami
vietos ir žmogaus versle. Labą rytą. Oi. Taip. Pokyčiai vyksta ir bandoje. Nors ir šalčiai, bet gamta gyvena savo ritmu. Atvesdama vis naujas gyvybės į šį viešbutį Kaliforniją. Taip nuostabu matyti tokius papilnėjimus bandos, bet ilgai mamai streso nekelsiu su atitraukta nauja avytė ir grąžinsiu atgal į pašiūrę, kad ir mama sugrįžtų ir būtų viduje, nes, ką čia mažiukui ant sniegų lakstyti, o šiaip kas nors pradėtų sakyti, oi, čia reikia šilto. Patikėkit, škudės tom ir yra ypatingos, kad jos gali gyventi kaip ir stirnos, elniai, jos lauke. Jos to ir atsiveda kuo puikiausiai prie žemų temperatūrų naują gyvybę ir kuo puikiausiai laikosi. Bet ne apie tai. Kas norėsit, pasidarysit namų darbus apie tai ir sužinosite, kad nuostabi ir plus baltiškoji. Tai yra nuo senų senovės. Čia jos buvo auginamos ir gyveno, bet tiek, kad per sovietų okupaciją jos buvo kaip ir išnykusios ir ačiū Dievui lietuvininkams ir vokiečiams, kurie bėgo nuo Raudonojo maro, išsaugojo tą seną baltiškąją rūšį, kurią, jau pakankamai neblogai atkūrinėja entuziastai tokie kaip aš, laikydami Lietuvoje ir škudžių daugėja. Tad grąžinu avytę mamai. Širdis tikrai neatsidžiaugia šitą nuostabę žiemą, bet šalta. Ir tikrai darbuotis nei lauke, nei ten, kur nešilta. Gal jau nebeturiu aš tokio ūpo, kaip užsiminiau pirmą žiemą, kada aš čia per šalčius atsikraušiau ir tam, kad išlikčiau nesušalčiau, tik tai fizinis darbas mane šildė. Be abejo, entuziazmas, motyvacija ir tie visi endorfinai, arba dar sakoma ir opiatai, kurie natūraliai išsiskiria ir prislopina tos jausmus, kaip pavyzdžiui, jeigu ilgai vandenyje, ypač kai vaikai vandenyje ilgai būna ir pamėla net lūpos, ir vaikai, ir suaugę, nejaučia to šalčio, nors jau lūpos rodo, kad mėlynos. Ir kitose situacijose, čia tokį pavyzdį prisiminiau, kuris, geriau iliustruoja. Tai ir turbūt man irgi tais pirmais metais visi tie vidiniai cheminiai procesai prislopindavo šalčio keliamus nepatogumus ir taip galėjau judėti. Bet dabar galvoju, ką aš čia galiu padaryti ir nepradingti iš eterio taip ilgai iki tol, kol čia truputį kažkas pravės ar kažką dar sugalvosiu judėti, kad toliau nemegoti vien kaip meškinui čia savaitėmis, mėnesiais.
prieš ką nors darant. Bet galvoju, pavasarį ateis metas tikrai sutvarkyti galutinai fasadą ir be abejo ir vidų bičių namelį, bet yra toks momentas, kada lyja lietus, ypač čia, kur terasa, nuo terasos tyška vanduo ant sienos ir dėl to, kad čia irgi nebus jokių lietvamzdžių, atitinkamai tykšta ant kampų ir čia truputį ir man sukosi įvairios mintis, kaip čia aš galiu truputį apsisaugoti nuo to vandens kūrybiškai. Nes aš čia pabandžiau, turėdamas visokių skardos galiukų, pabandžiau pasidėlioti, na, jeigu taip tiesiogiai, tiesiai, trikampį, tokie, ką aš žinau, ne estetiška, ne kūrybiška ir tikrai nesukurs tokio ir tuo pačiu įdomesnio, ir tuo pačiu man pačiam estetiškai malonaus vaizdo, o ką jau kalbėti apie svečius. Tai va, tai galvojau ir, na, aš tai dariau jau truputį anksčiau, nes kai jau visą rudenį mačiau, kaip tas vanduo čia taip nuo terasos atšakinėja ir per lietų tie kampai drėksta, galvoju, taip, ateis metas, dažysiu, taip, vis dėlto nutariau, kad dažysiu tas senas grindinės lentas, kurios ant fasado, bet po dažymo iš karto reikės ir tos kampelius apskardinti ir turbūt dabar nieko nesakysiu, bet persikelsim jau į šiltą virtuvę su arbatos puodeliu ir parodysiu, kokios gimė idėjos ir kiek dar reikia darbo padaryti, kad būtų vėliau namelis pagražintas ir tuo pačiu apsaugotas nuo vandens poveikio. Susisiekiau su savo draugu ir meistru Giedrium, kuris man nekartą jau su skardos darbais yra padėjęs. Ir sakau, gal turi likučių kažkokių, kurie jau tikrai mažai kur panaudojami. Ir pas tave jie kaupėsi ir kaip žinau, sakau, meti jos tiesiog į metalo laužą. Gal, sakau, galėčiau susirinkti jos. Nu, gerai, tai prisirinkau įvairias spalvių, visokiausių skardigabalių, likučių ir kągi, va taip pat. Ta spalvotoji pusė bus apversta prie sienos, o dėl to, kad nugarinė ta skardos pusė yra įvairių tokių pilkų atspalvių, bet labai gražiai gaunasi būtent, kada jas iškarpai korio formą ir tuo pačiu išvengsiu, kaip sakiau, tos tiesiog linijos, o kaip žvinai susidės ta skarda ir atitinkamai pagal visą namelį, kuris irgi yra korio formos, manau, kad pratęs visą tą temą. Ir kaip ir viskas pas mane, tvariai daroma, kad kuo mažiau generuoti šiukšlių. Tai va, ir taip ir dabar karpau ir čia turbūt dar to karpimo bus man ne vienai dienai, nes yra visokiausių, kaip rodžiau, ir tokių, ir netgi didesnis lapas yra padovanotas Giedriaus. Taip, užtrunka tas darbelis,
karpimo, bet sakau, norėjau parodyti tą savo idėją ir tuo pačiu, kaip judu tokiomis šaltomis dienomis ir, kaip sakiau, nenorisi visiškai pranykti iš eterio, bet parodyti, ką galiu dar nuveikti ir šaltuoju periodu ir šaltuoju metu, kada nelabai ką kitą einasi ar netgi ūpo yra daryti. Taigi, dėkui už supratingumą, dėkui, kad toliau stebite mano šito gyvenimo projekto progresą. Ačiū, kad pridedat nykštį, ačiū, kad paremėt Contribui, Revolut, Patreon ar YouTube platformose. Ir tikiuosi, kad būsite toliau su šiuo mano projektu, stebėsite jo progresą. Nepamirškit parašyti komentarą. Tikrai tai yra labai labai vertinama ir tai padeda, tapti biškį matomu ir kitiems, kam bus įdomu. Be abejo, ir gal įdomu pasidalinti tiems draugams, kurie irgi domisi tvarumo idėjomis. Sakau dėkui ir iki sekančios serijos.